Sveiki, gyvi futbolo mylėtojai, dar vienas pasispardykime epizodas ir šį kartą su žmogumi, kuris turbūt labiausiai meniškos sielos iš visų mano buvusių svečių, žmogus, kuriam pirmą klausimą turėčiau užduoti: Sauliau, ar pasiėmėt korteles? Labas visiems. Saulius Karka, futbolo teisėjas, žmogus, kurį dabar bent jau TV3 žiūrovai žino iš Lietuvos talentų ir galvok. Atsiprašau, kad pertraukiau. Nieko tokio, labas visiems. Kortelės aš pasiėmęs būnu, kartais būnu į aikštę ir nepasiėmęs. Tačiau laikui bėgant, karjerai einant į pabaigą, tos kortelės pas mane vis rečiau, kaip mažėja vidurkis. Iš tos kišenės traukiu vis rečiau. Bandau kažkaip tai kitokius būdus rasti, bet kortelių mažėja, su laiku mažėja. O šiaip, jeigu mes paimtumėm paskutinių 20-30 metų laikotarpį, ar teisus būčiau sakydamas, kad geltonų raudonų kortelių vidurkis pirmoji vietoj pagal parodytų skaičių priklauso Sauliui Karkai? Realu? Realu. Gali būt. O pagal nutrauktų rungtynių skaičių? Nutrauktos rungtynės irgi, manau, vienas iš mano kozerių. Kozerių. Gerai, mes prie to dar prieisim, nes aš esu tikras ir tu pats tai žinai, kad ne visi tai vadina kozeriais, bet tu pats iš meniškos šeimos, ar ne? Ne visai, mano tėvas futbolininkas. Futbolininkas. Futbolininkas, jo, jis iki Bartų Sveikatos žaidė. Mama meniškos sielos, tačiau jinai pedagogė. Tai tas mano toksai dvilypumas gaunasi, jisai neblogas, kadangi ir sportas, ir švietimas susilieja į vieną ir jisai ganėtinai gaunasi toksai intelektualus. Jeigu tėtis žaidė, tai stadione užaugai, ne? Taip, mes užaugom. Va tai grįžkim prie tokį Bartų Sveikatos etapo, prie... Taip, iki Bartų Sveikatos. Iki Bartų Sveikatoj mano tėvas pražaidė 17 sezonų. Karjerą baigė 79 metais, spalio 28 dieną buvo sveikinimo rungtynės. Tau buvo 5 ar 6 metai? Ne, man buvo... Taip. Panašiai. Bet aš atsimenu, aš labai norėjau, kad tas mano tėvas dar žaistų, kad jisai ten būtų toje aikštelėje ir kaip paradoksas toksai dabar lygiai taip pat man žmona sako, tu žiūrėk, tu dar nebaig, tu dar pabėg, sakau, tai kad aš jau, kaip sakyti, jau metai, jau 50 viskas, ne, sako, tu turi dar bėgti. Taip pat. Tai ar buvo kažkokių norų, tikslų vaikystėje irgi eiti tėčio pėdom? Tu pats, Aurimai, turbūt pameni, buvo toks darželį, mes kiekvienas turėdavom tokį sąsiuvinį. Gal tu turėjai, gal tu neturėjai, aš nežinau. Ir ten ar pirmam puslapį, ar paskutiniam būdavo įklijuota nuotrauka ir parašyta, kuo tu nori būti. Aš to neturėjau. Tai aš turėjau. Ir pas mane buvo, ir aš turiu tą sąsiuvinį, ir pas mane ten buvo parašyta, nori būti futbolininku. Tačiau, kaip ir dabar, turbūt aš labai gerai suprantu, kad ir savo vaikus, kurių turiu 3, aš ir jiems sakau, kad tai yra labai sunkus darbas. Ir būti futbolininku tai yra auka. Tarkim taip, gerai, kam pavyksta išvažiuoti ir už tą auką, kaip sakant, gauti gražą, nes aš čia dabar visai neseniai buvau sportimoje ir vienas puikiai žinomas futbolo žmogus stebėjo savo sūnaus treniruotę ir sako, jis nesikiš. Skirtingai nei tie žmonės, kurie nesupranta futbolo, jie labai kišasi vaikų treniruotės, jie jau žino, kad jų vaikai žais Milanuose, Arsenaluose ir panašiai. Tai tas žmogus visiškai nesikišo ir kažkaip pradėjom kalbėti, ar patenkintas tom sąlygom, kurias suteikia ta akademija, kurią lanko tas vaikas. Ir jis sako, man jokio skirtumo, nes sako, aš matau, kad mano vaikas
jeigu trauktų, tai trauktų iki A lygos, sako, aš nelabai noriu, kad jis žaistų A lygoje, o kad patrauktų ten, nu, yra truputėlį per sudėtinga. Taip, tai lygiai taip pat ir mano tėvas. Nu, bet, okei, tai šiais laikais aš suprantu, kai žmonės tą galvoja, tais laikais, kai nu, mūsų karta augo, mesgi negalvojom, kad ten iš to galėsim uždirbti pinigus, kad kažkur išvažiuosim ir panašiai. Tai, nu, tikrai ne dėl to metei futbolą. Taip, aš galbūt šiek tiek buvau toks prie tinginio, manau, tas paveikė šiek tiek mano tą visą. Šiek tiek aš manau, kad įtakojo dar netgi ir veikla orkestre. Nuo mažens užsiėmė, ar ne? Ne visai nuo mažens, šešta klasė buvo, kada aš pradėjau iškart groti instrumentu. Ir, pavyzdžiui, kaip ir tu pats sakai, kad tėvai ten kažkur tai mano tėvas skirtingai nuo tų tėvų, niekada jisai neidavo nieko žiūrėti. Čia ta karta yra, aš vėl pertrauksiu, bet aš net ir tą klausimą esu uždavęs, sakau, pavyzdžiui, nu, mano tėvai net nežinojo nei ką žaidžiu, ar gerai žaidžiu, ar iš vis nemoku žaisti, nes tiesiog svarbu užsiėmęs vaikas. Dabar ypač, kai tarkim Vilniui, Kaune, kada tėvai sumoka nemažus pinigus, nu, akivaizdu, kad jiems yra įdomu, nu, už ką jie išleidžia tos pinigus. Taip, sutinku ir tas etapas, kada jau reikia kažkokį rodyti charakterį, kada reikia rodyti kažkokius nu, rezultatus, kažką. Man iš tikrųjų tas to tokio didelio užsivedimo nebuvo ir tėvas visada paklausdavo mano trenerio Vytauto Miknevičiaus, kaip mano Saulius. Naglio tėčio? Taip, Naglio tėčio. Kaip mano Saulius, kaip jisai sako, nu, tingi, sako, žodžiu. Tai mano tėvas mane pasikvietė ir sako, žiūrėk, tu man gėdos nedaryk ir tu geriau eik dūdą pūsti. Va tai aš tą dūdą ir pučiau iki to momento, kol mano gyvenime man neprireikė to iššūkio futbolo ir aš po labai ilgo laiko tarpo, baigęs vidurinę mokyklą, atėjau į pirmą susitikimą su tuometiniu prezidentu Jonu Braga. Teisėjos. Patartu žinomo teisėjo Gerco Žako ir po to nukreipto pas Gintautą Ratkevičių. Ir pradėjau tą futbolo epopėją savo. Okay, o dar prie žaidėjo laiko tu jauteis talentingas? Nes aš, pavyzdžiui, aš labai jaunas supratau, kad aš nemoku žaisti futbolo taip, kad net, kai čia sako, gal A lygą sieksi, aš žinau, kad aš net tos A lygos tikrai nepasieksiu ir maždaug 14 metų aš pirmą kartą pasiėmiau švilpuką, nes galvoju, čia yra, daugiau šansų. Taip, aš nežinau, ar iš viso galima tai pavadinti žaidimų futbolo. Aš tiesiog treniravausi to jaunimo komandoje, mes atstovavom rajono, tenais tas jaunimo rinktinės, kaip vadinamas, žaidžiau to iki Bartų sveikatos, ten kažkokio tai dublerinė, bet aš tai negalvoju, kad čia kažkoks labai jau toks rimtas to futbolo žaidimas. Ir tada taip galvojai? Tada ne, tada tiesiog, kadangi tėvas žaidė, tai mes visi užsivedė ir mano kiti broliai, mano kitas brolis, tarp kitko Tomas, jisai labai neblogas, perspektyvus buvo ir talentingas. Šiaip jis talentingas žmogus yra ir turbūt visas talentas į tėvą, kuris buvo tikrai neeilinė futbolo asmenybė. O man reikėjo dirbti. O dirbti aš, kaip ir sakiau, šiek tiek pritingėjau. Nu gerai, dabar keliamės jau tą laiką, kai po kažkiek metų pertraukos ateini pas Joną Bragą ir... Ir Jonas Bragas sako, turiu tokį gerą mokytoją, sako, gal tau ir visai tiks. Sakau, gerai, tai duokit man telefono numerį, susiskambinom, atėjau ir aš tuo metu svėriau 125 kg. Ja, ir jisai pažiūrėjo į mane ir sako, žinai, ką... Apie 20 metų, ne? Daugiau. Čia buvo kokie 2, 3, 4 metai. Ai, tai apie 30 metų, ne? Tai Ratkevičius sako, mums tokių bombonešių nereikia. Sakau, aš taip gerai jau nepažinau, kaip dabar aišku, sakau,
žinot, Gintautai, aš pabandysiu kažkaip, kažkaip privesti tą fizinę kondiciją iki jums reikiamos. Ir iš tikrųjų tai aš labai stengiausi. Čia jau skirtingai nuo to etapo, kada aš buvau jaunas, tai, žinok, su dviguba energija. Aš darydavau po 2 treniruotės per dieną. Aš ryte, kadangi aš maniežį šitą koordinavimą užsiėmiau teisėjų visų, ten jaunimo paskirstimų, tai aš ateidavau ryte ir aš darydavau dar 1 treniruotę vakare. Ir aš skaityk per kokius 1,5-2 metus aš jau svėriau 90. Laidos pasispardykime rėmėjai Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Taip, tai aišku, be jokių savęs kankinimų, tiesiog disciplina. Netgi neužsiminėjau jokia ten kažkokia specialia mitybos, kažkokia tai tenais, žinai kaip būna, aišku, alų nustojau gerti. Negėriau alkoholinių gėrimų. Čia tas labai daug duoda. Tas, žodžiu, mane šiek tiek greičiau privedė prie to viso tikslo, turbūt. O iš kur ta motivacija? Jau vis tiek jau buvo, kas Kauno valstybinis muzikinis teatras, ne? Tuo metu dirbau tik teatre. Dar būdavau Gruodžio konservatorijai, ten turėjau tokią iliustraciją. Tai pinigų trūkumas atvedė? Pinigų trūkumas, bet ir turbūt daugiausiai tai tas genetika, žinai, tas noras būti tam futbole. Žinai, aš atėjau į rungtynės, tai žaidė, man atrodo, ten kažkokią 1. lygą, merginos, tai įsijau merginos. Kas tuo metu buvo labai... Tokia teisėja Aušra Kancė, Pipaitė tokia asistentė buvo Laima, taip, ir Ingrida Siliūnė. Ir aš kažkaip taip priejau, aš jau alaus toks biškį truputėlį buvau išgėrę, dar neteisėjau, žinai. Ir Gersu Žakui, sakau, matau, čia prižiūrit merginą, sakau, bet tai kad nesusigaudo tos jūsų merginos. O jis sako, tikrai? Nes Aušra šiaip labai gerai teisėjo. Taip, o man tuo metu atrodė, kad ten, visai katastrofa. Ir aš sakau, o Žakas sako, o jūs gal norėtumėt pats pabandyti? Tai aš sakau, be abejo. Ir tada jisai mane nukreipė pas Bragą. Po tų, kaip sakant, rungtynių, kur aš kritiškas labai buvau ir turbūt čia tas Dievo pirštas toks, žinai, dar vienas toks man iš vaikystės yra įstrigę, žinai, kada dar sveikata žaisdavo, žinai, mes visą laiką ateidom pažiūrėti, mes skirtingai nuo dabartinės kartos mes eidom žiūrėti futbolą, mes visą laiką žiūrėdom futbolą. Aš stebiuosi, kaip dabar žmonės žaidžia rinktinės, ten jaunimo rinktinės, tuščias stadionas, niekas nežiūri futbolo. Suprantate, tuo metu aš žiūrėjau futbolą, kaip žaidė Kybartų Sveikata. Jie ten aukščiausio lygoje, kažkelintais metais, biški pabūdavo, biški iškrisdavo. Tai aš žiūriu į tos teisėjus. O tie teisėjai, žinai, seniau būdavo, senais laikais. Ir pagėrė, ir supilvai, žinai. Ir aš galvoju, Dieve, kad aš būčiau kada nors to teisėjai. Ir sakau, tas toks, žinai, tu būsi. Gerai, ir pirmus bandymus atsimeni, nes aš įsivaizduoju, jie visiems be išimties arba katastrofiški, arba labai blogi turėjo būti. Žinai, kad tu suprastum geras ar blogas, tu turi kažką susigaudyti. Bet vis tiek, kai kartai žaidėjai nesuvokia, kad teisėjai patys supranta, kad šudinai atiteisėjavo. Ta prasme, kaip žaidėjas žino, kad blogai sužaidė, taip ir teisėjas žino. Mano pirmos rungtynės buvo, kadangi tų teisėjų nebuvo, kaip ir dabar. Jų labai mažai. Tai kaip tai mane paskyrė teisėjauti dar, ten matau, 86 metų kartą žaidė. Va tokie metai buvo gimimo. Ir aš teisėjau trenerių Neorui, Mindaugui. Esu teisėjas. Fainas dėdas, fainas žmogus, žodžiu. Bet jau ne 85 buvo šita rinktinė? Gali būti, kad ir 85. Gali būti, kad aš ir truputėlį pamaišiau metus, bet jisai po to Gintautui paskambino ir sakė, Dieve, iš kur tu jį paėmė, sakė. Bet, tai yra natūralu, tai yra, kai sakyt, žinai,
Tai yra tikrai, jeigu tu, nes net jeigu tu ir esi žaidęs futbolą, aš nemanau, kad tau viskas labai lengvai eisis. Tai pradžioj neįmanoma. Neįmanoma, jo. Aš savo vieną, ne patį pirmą, atsimenu ir pirmas rungtynės čia Vilniaus apskrity, dar Borisovskis, kuris šiuo metu gyvena netokį gerą gyvenimą. Taip. Tai jis skirstė teisėjus, ten pamatė, kad kažką gaudaus, nusiuntė, o tuo metu po vieną mes teisėjaudavom apskrity ir nusiuntė sostinės policija Vilniaus Poloniją. Ir ten, abi komandos tokios, kur tie, kas negyveno 90-aisiais, tiesiog nesupras, kad taip gali būti. O aš dar 18 metų, aš ateinu, net raudonos kortelės neturėjau tokią raudoną piniginę. Ir aš turiu rodyti tą raudoną kortą, aš traukiu tą piniginę ir iš jų, ką tu čia rodai? Netėmė piniginę? Netėmė, bet ta prasme, kas yra iš tų tokių dalykų, kur nepamirši, kaip sakant. Taip, bet pirmas dalykas, jeigu nori kažką teisėjauti, tai pirmoje eilėje tai turi žinoti taisyklės, bent minimaliai. Ne minimaliai, turi labai gerai žinoti taisyklės ir tai ne faktas, kad tu būsi geras teisėjas. Man tuo metu taip netrodė, aš iš visų taisyklių gerai nežinojau, iš tikrųjų tik tai po truputėlį pradėjom kažką tai ten jau skaityti, taip gilintis, o man žmona visą laiką sako, ką tu ten skaitai, kiek tu ten gali skaityti, ten tik tai tokia knygutė, o tu ten skaitai ir kiekvieną kartą ir jau tiek metų. Sakau, ten žinau, gali skaityti. Ir vis tiek tu ten įsigilinti turėsi kur ir situacijų bus milijonai. Ne, tai yra vien dėl to, kad kaip keičias taisyklės, nes aš dabar, mes vakar filmuodami Futbolas LT, aš uždaviau Nagliui ir Evaldui klausimą, buvo riterių rungtynės savaitgalį ir epizodas, turbūt atsiminsi, kai Vietra kažkada iš savo aikštės pusės įmušė po ginčo kamuolio įvartį. Taip. Ir labai panaši situacija, ginčo kamuolys riterių aikštės pusėje, žaidėjas pasitaiso kamuolį ir antrų lietimu muša į vartus, teisėjas skaito įvartį, po to atšaukia. Tribūnose, aišku, ką tu ten darai, o aš mintyse galvoju, aš nežinau, iš tikrųjų, tada, kada Vietra įmušė, tai, tada buvo įvartis. Dabar lyg ir kažkur girdėjau, kad ta taisyklė yra pasikeitus, kad turi duoti, atlikti perdavimą, bet aš jau to tiksliai nežinau. Tai vad, kaip sakai, jeigu tu nuolat neskaitysi, nesitobulinsi, tu tų pasikeitimų tiesiog nežinosi. Ir tai dar, kai tau atsitiks aikštė ta situacija, tai irgi ne visuomet suveiks tas kompiuteris. Nepaisant to, kad žinai. Nepaisant, kad ir tu žinai, žinok, ir visos aplinkybės, ir kaip sakyti, ir tos dienos būsena, ir čia atrodo viską tu žinai, ir viską tu gerai darai, ir tu ten tos patirties turi, ir viską, ir būna taip kartais, kad, tikrai juokingai jautiesi po rungtynių tokioj situacijoj. Arba graudžiai. Kad ir kaip ir tu sakai, žinai, būna ten nematėjai, lietė, nelietė, o čia tai tu turi tiesiog žinoti tą taisyklę, kad jeigu jis iš ginčo įmušė įvartį, tai yra nuo vartų. Tiesiog nuo vartų. Ir viskas. Tai va, ar nuo pat pradžių buvai toks griežtas ir nuo pat pradžių mėgai rodyti korteles? Aš bandžiau save analizuoti, kodėl taip yra ir kodėl... Nes tik kartais jų yra, Ir tai yra daug faktorių, labai daug faktorių. Tai yra pirmas faktorius, tai yra aš esu vokiečių kilmės. Tai yra pirmas faktorius. O tai vokiečiai tikrai daug kortelių rodo? Jie nerodo daug kortelių, bet pas juos labai yra viskas... Koordinuota ir disciplinuota. Vokiečiai žodžiais nesimėta. Nes aš dabar galvoju, ispanai daug rodo, bet vokiečiai tai nelabai. Bet tvarka ir šitas pirštas, tu jeigu pažiūrėk Bundesliga, pamatysi, šitas pirštukas pas juos dirba tvarkingai. Dabar kitas dalykas, dėl ko aš esu kartais toks kategoriškas ir griežtas, yra mano mamytė, kuri buvo eilę metų pedagogė, tai yra gal kokia 40 su viršum, jinai atidirbo Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje. Tai žinok, aš mokintis pas ją nenorėčiau.
Kadangi visi, kas sėdėdavo klasėje, rankos būdavo ant suolo. Rankos ant suolo, akys pakeltos. Akys žiūri tiksliai į mokytoją ir jeigu nors vienas nuleisdavo akis kažkur kitur, jinai iš karto duodavo pastabą, kad prašau žiūrėti į mane ir klausytis, ką aš kalbu. Tai yra pirmas faktorius. Aš irgi įsikišiu. Tuo metu, kai esi vaikas, nu tai galvoji, kad pratyvnas mokytojas ar mokytoja, bet kai, va dabar sakykime, kai prabėgo kokį 10 metų po universiteto baigimo, aš pagalvojau, kad tų dėstytojų, kurie per lengvai, aš jau apie universitetą, ne apie mokyklą, kurie per lengvai rašė pažymius, nu tu jų tiesiog negerbi. Aš žinai, dėl pažymių aš nežinau, bet tas... O tarp kitko, mano dėstytojas irgi amžinatilsį prieš mėnesį palaidom, tačiau labai griežtas. Aš daugiau 8 negaudavau specialybės. Aš per valstybinį magistro gavau 9. Čia iš muzikos? Jo, tikrai jaučiausi, kad neblogai pagrojau, bet vis tiek tik 9 gavau. Ir pamokos, ir paskaitos pas jį būdavo labai griežtos. Ir kas mokėsi pas jį, tai žino, kad orkestre būdavo kapų tyla irgi. Kontrolė, žinai, kaip būna dirigentas nuima ir visi ten kalba, groja ten kažką. Tai ten, žinai, jisai nuimdavo orkestrą ir būdavo kapų tyla. Jisai pasako pastabas ir groja toliau. Jeigu groja kažkas, kai jisai kalba, jisai paprašydavo tiesiog pagroti 1 kartą, 2 kartą. Aišku, neišeidavo ir tada jau pradėdavo eiti tekstas negražus. Ir tada visiems būdavo aišku, kad reikia tvarkingai sėdėti ir klausyti. Ir niekam klausimų. Ir niekam nekyla klausimų, žinai. O kada yra situacija nekontroliuojama, tada sunku valdyti ir sunku būti kažkam teisingam ir sunku būti, priimti teisingus sprendimus. Tada labai sunku. Bet aišku, pasistatyti save su ta griežta pozicija irgi nėra labai lengva. Grįžkim prie veiksnių. Tai vokiškos kraujas, mama ir dėstytojas. Ai, 3 priežastys. 3 dalykai. Ir ar pats kartais nepagalvodavai, kad po rungtynių, kai ten, nežinau, 12 geltonų, 2 raudonus, kad galėjau būti kažkur paprastesnis? Tuo Aurimai atsiminė, būdavo toks, ir dabar turbūt yra sportas. Ir ten po kiekvieno turo A lygos ir pirmos lygos būdavo surašyta rezultatas, teisėjas, įspėjimai, ten viskas būdavo surašyta. Ir labai gerai matosi. Tenais koks teisėjauja, tenais koks Grigaravičius, kaip pavyzdys, žinai, ten 2 kortelės. Dunauskas, Dunauskas, tenais Mažeika, ten tas, Karka, ten tiek, žinai. Ir aš paskui atsisėdęs galvoju, čia galėjau nerodyti, čia galėjau įspėti. Ir aš žiūriu, kad iš tų kortelių, kiek aš ten parodžiau, 8-9, nu, ten pirmoji lygoje, žinai, daugiau nereikėdavo. Vis ten, biški lygis šiek tiek kitoks negu mieste. Negu mieste. Aš galvau su A lyga, nes su A lyga, pirma lyga yra sunkiau teisėjauti negu A lyga. Čia be jokios abejonės. Tai ir pas mane lieka tos 3-4, nu, kaip daugumoji, kas teisėjau. Čia normalu jau yra. Jo, ir taip aš kažkaip pradėjau save va taip šlifuoti. Bet ne visada, aišku, man tai pavykdavo, vis tiek išlyzdavo tas griežtumas mano ir tas toksai, žinai, kaip pasakyti, noras, kad būtų tvarka, bet, nu, pats žinai, kad, nu, pas mus Lietuvoje būdavo, nu, tiesiog sunku tai padaryti. Jo, o jeigu tu kažką jau padarėjai, tai vėl atėjo ta pati hebra pas tave ir vėl tu vargsi. Ir vėl, nes kažkas kažkur leido kažką daryti, supranti? Ir tu ateini ir atrodo, jie prieš tai visi nusiteikia, žinai, tik, nu, kaip... Nu jo, yra tas pavyzdys, tai bet tada savaitę man... Jo, man tai leido, nu, ką tu čia dabar nori nuo manęs, nu, kaip pavyzdys. O žiūrėk, jeigu tu pats jausdavai, kad galiu čia ir čia nerodyti, tai, nu, turėdavo gerokai kirsti ir per pažymį tie dalykai. Nu, tie pažymiai... Kiek tau svarbus pažymys? Žinai, aš iš pradžių, va, toks teisėjas Gediminas Mažeika, taip. Jisai visą laiką sakydavo,
Jūs, chebra, nekreipkite dėmesį tos pažymus. Jūs teisijaukite, jūs analizuokite. Ir aš iš pradžių labai kreipdavau dėmesį į pažymus. Nu, kaip Lietuvoje daugelis jo. Ir tai yra, manau, pražūtis. Tai yra didelė pražūtis. Jeigu tu kreipi dėmesį į pažymus, bet ne į savo teisėjimo kokybę ir analizę. Aš esu girdėjęs labai gerą pasakymą apie tą, kad Lietuvoje, čia aišku, negali imti absoliučios daugumos ir jaunoji karta jau keičias, bet dar, sakykime, mano kartoj dauguma teisėjaudavo ne komandom, o teisėjaudavo inspektoriui. Ne futbolui, ta prasme, ne futbolui, bet jie teisėjaudavo. Taip, inspektoriui, jo, ir tiesiog būtų teisėjai, kurie žinodavo, tam inspektoriui patinka tas, tam inspektoriui patinka. O tam užtenka, kad su šlipsu atvažiuotum. Ir tai buvo. Ja. Be šlipso negalima buvo, nes bauda iškart būdavo. Nu tai va, tai išmokai nekreipdėmėsi į pažymį. Jo, laikui bėgant. Čia nėra lengva pasikeisti. Jo, laikui bėgant aš supratau, kad tai iš tikrųjų neduos to norimo gero rezultato. Jeigu tu nori gero rezultato, tu turi tiesiog analizuoti pats save ir savo rungtynes. Jeigu tu peržiūrėsi rungtynės bent po porą kartų kiekvienas, aš manau, kad tau joks inspektorius geriau nepatars negu tu pats. Aišku, tada, kada tu neturi praktikos, kada tu esi jaunas, tas inspektorius yra tau labai labai svarbus ir ypatingai, jeigu jis yra pedagogas, jeigu jis yra mokytojas, jeigu jis supranta inspektavimo visą pobūdį ir esmę. Jis ne klaidų skaičiavimas yra inspektavimas. Aš dar nepradėjau inspektuoti, bet aš taip galvoju, kad tai yra visgi pedagoginis darbas, kuris turi labai labai didelį įtaką teisėjų darbo aikštėje. Nes, dėl ko sakau? Dėl to, kad kai tik yra inspektorius, teisėjas kažką prasideda daryti ne taip, nenatūraliai. Suprantate, jis pradeda stengtis, ogi generalumas, pats žinai, kad yra kur. Visi yra paprastume. Teisėjauk taip, kaip tu moki ir analizuok savo klaidas ir tu eisi į priekį. Jeigu tu tik pradėsi kažką tenais fokusuoti, kažką tenais prisigalvoti, tada iš karto ir teisėjimo kokybė tavo ir tavo visa perspektyva eina žemyn. O kaip jauties, kai kažką prisigalvoji? Aš vėl iš savo gal net paskutinių, gal arba vienų paskutinių teisėjautų rungtynių atsimenu sekmadienio futbolo lygoje, net atsimenu ir komandas, kurios žaidė ten, aišku. Viskas gerai, kad viena 5-1 laimėjo, bet pirmą kėlinį su teisėjauji normaliai, ta prasme, be jokių klausimų. Antrą kažkur aikštės vidury švilpukas, galvoju, ką čia švilpi, po to žiūri jau ir 11 duodi ir po to ką aš darau. Kur ta prasme, čia žmonės turbūt, kurie nėra teisėjami, nesupranta, kad tu dar be jokių peržiūrų pats supranti, kad nušvilpi ne tai, ką nori. Yra toks labai geras dalykas kaip žaidėjų reakcija. Yra labai, kaip sako tas pats Gediminas, indikacija. Yra, kai tau sako ne vienas. Keturiese kokie, ne? Keturiese dar ne, bet jeigu daugumoje tau sako, kad čia nieko nebuvo ir tu jau ten, žinai, toks jauti tą tokį, žinai, kad tu jau kažkur tai čia ne taip kažką padarėjai, tai tas indikacija va tokia yra, žinai, ir tu greitai turi susigaudyti. Tu turi perlipti per savo tą tokį, žinai, kad aš dabar, aš jau vis tiek pastačiau, tai aš jau iki galo eisiu. Vis tiek būna ta, bet čia labai retai būna. Čia labai retas momentas, žinau, kad teisėjas persigalvotų, tiesiog persigalvotų. Tai grįžkim prie klausimo, kaip būna, kai žiūri vaizdo įrašą ir matai, kad sušvilpiai absoliučiai nesąmonę. Ta prasme, kas turi galvoj susišviest, kad aš ten pamačiau pražangą, kurios nėra? Jautiesi, nekaip jautiesi. Tas vienas taip jaučiasi, kitas. Čia, žinai, priklauso nuo... Ar tau psichologiškai sunku pripažinti? Nuo žmogaus. Man asmeniškai su laiku tai darėsi pripažinti vis lengviau. Su laiku. Bet iš pat pradžių aš jaučiau tokį kaip ir nepatogumą, nemalonumą, kažkokią gėdą, dar kažką. Bet tai su laiku keitėsi. Tai su laiku tos klaidos
pamatymas, jos pripažinimas, jis nebuvo toks labai skausmingas. Aišku, kada tu teisėjauji kažkokias svarbias rungtynės ir tu padarai klaidą, tai, žinai, aš tau pasakysiu, kad nėra malonus jausmas, nėra ir savaitę tu blogai jautiesi. Ir tikrai tai nėra, sakyti. Vat paimkim ten iš praeito sezono kokios Ievos atvejai, ar ne, kur jau toks rezonansinis atvejis, kur garantuoju, kad jeigu būtų dabar tokių 100 situacijų, jį nepadarytų klaidų. Aurimai, aš pats labai gerai žinau, mesgi su gerbiamu Mažeika teisėjavom skandalingas rungtynės ekranas Žalgiris ir ten mes irgi dar daugiau klaidų padarėm negu Ieva ir dar reikšmingesnių klaidų. Bet čia kurios rungtynės buvo? Čia buvo Panevėžy rungtynės, aš neatsimenu, kelinti ten metai buvo. Nuo 3-0 iki 3-4 čia netos? Ne, ten buvo 1-2 baigėsi, man atrodo. Taip, kad Žalgiris laimėjo, bet ten 2 baudinių ir abudu mano, kur aš buvau asistentų, tai mano pusėje buvo, tai mes nepamatėm tų baudinių. Jo, bet tada aš manau, kad vis tiek šiek tiek buvo lengviau, kol ta socmedija nedarė tokios... Ten buvo tokia medija, žinok, tu nepatikėsi. Aš nepamenu. Taip surinko tos, dabar taip tų epizodų nesurinkinėja, ten taip surinko tos epizodus ir dabar jie yra internete, aš turiu tą straipsnį ir aš jį, kaip sakyti, įsisaugosiu visam laiku, nes ir bloga reklama kartais būna tokia. Vat, kaip tu reaguoji, dabar aišku jau turbūt niekai, bet kai anksčiau tokie, kai susirenka ten į Futbolas LT, ar ne, ir pradeda kritikuoti. Žinai, aš tau pasakysiu, dar Futbolas LT tai yra kaip Futbolas LT, bet yra kitokių žmonių, kurie prie to žurnalistikos, prie visko, kur biški kartais jie tą sveiką protą pameta, supranti, ir jie tokie, tą patyčią, žinai, jinai futbolui nieko gero neduoda. Aš manau, kad ir tie žmonės, kurie komentuoja futbolą, kurie daro laidas apie futbolą, jie turi biški šiek tiek pagalvoti, kad tas laidas ir tas rungtynes žiūri jaunimas. Vat ką aš akcentuoju, kur mes turim krypti į tuos jaunus žmonės. Lygiai taip pat su teisėjais. Kaip mes pritrauksim žmonės prie teisėjimų, jeigu mes ištisai kažką tai pilam ant kažko. Mes turim vis tiek suvokti, kad tos klaidos, apie kurias mes pergyvenam ir dėl kurių mes šnekam, kad jos yra ir jos bus. Ir netgi dabar matome, kad ir su video peržiūra, tos klaidos yra. Tai yra natūralu, tai yra žmogiška. Bet aš suprantu, kad tai yra, komandom tai yra, kaip pasakyti, peilis jom kainuoja ir taškus jom kainuoja. Ne, bet aš truputį iš kito kampo, kad, aš iš pradžių tai turiu omeny prieš daug metų, man sakydavo, va, tu čia pats teisėjaudavai, dabar tu čia kritikuoji. Bet aš asmeniškai visada galvoju apie save. Jeigu dabar aš čia sugrybavau ar ne, kas ta prasme ne vieną ir ne 2 kartus ir ne 3 kartus yra buvę, jeigu man pasakydavo, kad čia sugrybavai, tai dėl ko tu turi pykti, jeigu, Tai aš dėl to taip. Yra vienas pasakymas, yra ir kitoks pasakymas. Žiūrint, kaip tu tą pasakai. Žinai, aš visada prisiminsiu turbūt tą, kaip buvo tos rungtynės, tos elitinės lygos su tuo Obi-Wan, žinai. Ir čia mes šokame 2-2, man atrodo. Jo, bet ten, tiesiog... Įvesiu į kontekstą, kad rungtynės buvo nutrauktos dėl tėvų... Dėl tėvų, aš tai sakyčiau, netgi chuliganiškas, toksai, žinai, agresyvus, toksai, žinai, aš netgi ausinę išsėmiau, žinai, nes aš negalėjau patikėti tekstais, kurie skriejo mano asistentų, net ne man. Aišku, po to jau ten ir man kliuvo visiems, žinai, bet šito dalyko mes, Aurimai, negalim daleisti šitam lygmenį. Ir čia buvo beje savaitė, tą pačią savaitę, kai Vilniuje Ateitis Kape, kur žaidė 7 metų vaikai, atėjo tėvas pinigus mėtė, rodydamas, kad teisėjas. Bet turbūt ne, gal čia po to jau vėliau
šitie, bet ten ta virtinė tęsiasi su ta pačia akademija, tai, kuri dabar beje, mano akim žiūrint, tai tiesiog patobulėjo ant drausmės, ant visko, nes aš buvau, netgi teisėjau, kur aš sakiau, man neskirkit, aš tiesiog nenoriu tenais eiti, nes ten prieš nusistatymas kažkoks dar, prieš kažkas, bet šitas momentas mane labiausiai neramina, o šitas tėvų elgesys visas, kur tikrai, yra, tai yra, net nežmogi. Aš, pavyzdžiui, šitoj vietoj, kai žaidžia vaikai, dažniau, ir nesakau, kad dažniausiai, bet dažniau net yra, kad tėvai rėkia patys nesuvokdami, dėl ko rėkia, bet net jeigu teisėjas, tose rungtynėse grybauja, vis tiek čia žaidžia vaikai, tu turi... Ne, gali ten kažkas išprūžinai, kažkas, bet ten, žinai, taip, jau taip, grinai kalėjimo žargonais eina tokie, tokie netgi su kažkokiais, tai, žinai, grasinimo priežodžiai, žinai, ir tai, tikrai, nors aikštė, aš to pasakysiu, ledas, aikštė ledas, bet tribūnose katastrofa. Ten buvo apie 28 minutę kažkas tokio nutrauktas. Žinok, aš jau minutės nepamenu, bet pati rungtynių jau ten praeičiau. Ir kortelių ten nemažai buvo. Nes aš tokia jaučiu, kad tokia truputėlį bivanas su BFA, tokie, jie visą laiką tokie būdavo, aš kiek esu ten bent jau teisėjavęs, tai būdavo ta tokia. Ir praėjo kažkiek laiko, netiek ir mažai, ir buvo nutesta tas rungtynes pratęsti Vilniuje. Aš galvoju, kad tai buvo klaida, kad to pasiekoje ir atsitiko apie ką tu po to kalbėjai, kad tėvai susimušė, kad pinigus mėtė. Tai buvo tąsa šitų visų aplinkybių arba kitaip tariant nuolaidų. Mūsų nuolaidų, kad mes leidžiam peržaisti. Man tarp kitko, kas Lūrudoj buvo, dar apie šitas turbūt nežinai rungtynės. Ne. Tai irgi tenai, aš vieną kartą įspėjau, bet aš tėvam nieko nesakiau, aš tiesiog prie administratoriaus, jaunimas ten žaidė 18 ar 19 metų. Ir aš priejau prie to administratorius ir aš sakau... O čia kurie laikai? Čia buvo 18-19 gal metų. Ir aš sakau, tu turi eiti sutvarkyti, nes taip negali būti. Nes ten kažkokia motina, bet jau taip agresyviai, žinai, ir taip jau ten su tokiais matais varė, kad ten, jisai sako, gerai, aš pabandysiu, žinai, sakau, tu bandyk, nes bandymų bus nedaug, žinai. Jis vieną kartą pabandė, antrą kartą pabandė ir po to ten gavosi tokie raštučiai, žinai, tokie žaidė. Ignas Raštutis. Tai jie dabar futsalė gerai. Taip. Jie labai fantastiški bachūrai. Viskas su jais yra labai... Bet tose rungtynėse Ignas labai ten pasireiškė. Ir dar ten buvo kortelių žodžių, tai kad galų gale mane pavadino tikrai labai negražiai. Ir aš tiesiog susirinkau visus tos ir išvažiavom. Ten verdiktas buvo... ten buvo geras verdiktas. Ten buvo 3-0, nes laiminėjo Kazlų Rūda 1-0. Jie 0-3 gavo 300, man atrodo, eurų baudą ir gavo tie visi 3 žaidėjai. Dar vienas, aš jam kortelės nerodžiau, jis atėjo į rūbinę pas mane, iškojęs į duris, išsirengęs, tai teisėjo, jeigu jūs psichologiškai silpnas, tai jūs neikite į aikštę. Ir aišku, dar su epitetais kitai. Aš, žinai, sakau, ponas, galite apleisti patalpas ir aš, aišku, ten surašiau, kaip priklauso viską. Tai va tie 3 žaidėjai gavo po 3 rungtynės. Tai ten, žinok, aš kada į Kazlų Rūdą atvažiuodavau jau po to, tai ten būdavo kapų tyla. Bet ten buvo, aš žinai nesakau, kad jinai turi būti kapų tyla, viskas normaliai, jeigu ten pasakys kažkas bauda, teisėjo, ar ten žiūrėk, ar ten... Tai čia yra, natūralu, čia yra, kaip žaidėjai vadina emociją, ne? Jie vadina emociją. Ir tvarkoja emocija, pasakė baudą, nieks nebausgi už tai. Bet jeigu pasakė baudą arba tenais švilp su keiksmažodžiais, jaunas žmogus, aš manau, tu tiesiog negali to praleisti, nes kada jis ateis į aukštesnį lygį, jisai tiesiog baus komandą. Žiūrėk, o ką daryti, kai, gerai, čia jaunimas, bet A lygoj, tu taip nenutrauksi rungtynių, kur ir žmonių daugiau, ir akivaizdžiai aišku, tarkim, esi asistentas ar ne, ir aiškiai matai, kad aikštės teisėjas suklydo. Ta prasme, gyvenimiška situacija. Ten kokie 1500 žmonių,
Marijampolė, imkim, nieko blogo neturėdamas prieš Marijampolę, bet ten tiesiog labai gerai girdėdamas. Prieš Marijampolę blogo aš irgi neturiu. Tai, žinai, Aurimai, aš tau pasakysiu, yra lygis, ne? Lygis. O toks treneris Lavrinavičius buvo, jisai visą laiką kalbėdavo apie šitą žodį, sako, vaikinai žaidžia, viskas tvarkoja, bet lygių nėra. O A lygoje yra lygis. Ten neatsitiks tokių dalykų. Ten nebent gali būti tokie variantai, kaip Panevėžy pirmo lygoje buvo, kur ten įsūs. Bet žinai, bet buvo, sakykime, situacija, Manfredo, atsimeni, kai su... Ne, tai aš viskas tvarkoju, aš ne tik tai, kad aš ten buvau, per kokią 200 metrų sėdėjau. Nuo aikštės. Pačiuose tuose pirmose tribūnose. Ten viskas aiškiai girdėjęs, ten nieko nereikėjo daryti. Ten viskas labai aišku ir su... Ne, bet aš turiu minį, kad, kaip sakai, kad yra lygis, bet ten, atsiminkim tas rungtynes čia. Taip. Po rungtynių ten šoka. Aš manau irgi, kad čia drausmės komitetas už tokius dalykus, turėjo tiesiog žymiai griežčiau. Žinai, ne man spręsti drausmės komiteto problemas, bet kartais mes priimam per švelnes bausmes. Ir jeigu, kaip sakydavo tas pats Braga, jeigu tu jam duosi vienas rungtynės už tai, kad jis davė į nosį, jis ir toliau duosi nosį. Aš dar kitaip atsimenu, sakydavo, jeigu tave vadina pideru ir tu nereaguoji, tai sako... Taip ir bus. Tai, bet kas liečia ten tą konkrečią situaciją, tai ten, ką aš galiu tik tais žaidėjo kažkokia tai... psichologinė galbūt būsena nestabili buvo, nes tai pasielgti profas negali. Tu esi profas, ne? Teisėjas nėra profas. Bent jau vaidini profą. Taip, tu vaidini, bet tai rungtynių pradžia. Ir jeigu teisėjas praleis tokius epitetus tenais pačioje rungtynių pradžioj, tai jisai jau pabaigoje, jau jam tikrai nutraukti reikės rungtynės. Jau jam tikrai reikės nutraukti rungtynės. Ir tas iki to nutraukimo labai darbas svarbus. Labai svarbus darbas su žaidėjais. Žinai, seniau būdavo rodo kryptį ir tu nieko tik nekalbėk. Tu jiem nieko neaiškink. O dabargi yra visai kita metodika, visai kitas brandas yra, teisėjimo. Visai priėjimas kitas. Supranti? Ir man dažnai žaidėjai sako, teisėjau, jūs labai daug kalbat. Žinai, ir jie turbūt pripratę prie tos senos tvarkos, kai rodydavo kryptį, sušildavo baudą ir bėgdavo kuo toliau, kad jam niekas nieko nepasakė. Nematėt Valdemaro Kundrocho teisėjaujančio. Aš žinau ir Valdemarą, aš gerai pažįstu ir mes su juo, ir man jo tas firminis labai patinka, kuris įkelia vėliavėlę ir sako, nebuvo teisėjo, jisai pakiša vėliavėlę po pažaičio ir rodavo tiek. Šitą aš labai gerai atsimenu. Laidos pasispardykime rėmėjai, Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Taip, kad... Ne, per daug veltis į turgų, tai turbūt irgi yra... Ne, šitas man, aš visą laiką, tegu nesupyksta Gariūnai, bet aš sakau, baigiam Gariūnų turgų. Šitas man labai nepatinka. Aš galiu kitą kartą praleisti grubesnę pražangą. Ta prasme, nerodyti kortelės už pražangą. Ar už kažkokį nesportinį, ne. Bet už... nekorektišką elgesį, ne už sportinį, nepagarbą varžovui, nepagarbą teisėjui. Pas mane labai yra griežta politika. Ir ir dabar esu griežtas tuo atžvilgiu. Aš irgi bausdavau, net jeigu būdavau neteisus, bet jeigu jau tu užvanuoji nereikalingai, tai... Aurimai, toks, reiškės, labai žymus teisėjas, nes jis kortelių parodė vienose rungtynėse labai toks Ivanovas buvo. Jisai mums vesdavo seminarus. Aš esu buvęs. Taip, vesdavo seminarus. Tai jis labai akcentuodavo šitą dalyką. Net jei teisėjas ir suklydo, net jeigu tu ir jauti, kad tu neteisus, tu neleisk keiktis ant žemėje. Tu neleisk jo šito, nes jau tu darai dvi klaidas. Jau darai dvi klaidas. Nes jeigu tu kažką praleidi, būna, kad, žinai, tai nėra kažkaip labai iššaukiančiai. Būna, pasako, žmogus tiesiog nepagalvoja, žinai. Ir tada aš dar turiu dabar tokią naują metodiką, kur aš sakau, tu būk atsargus su tuo K arba su tuo B, nes tai gali būti tiesus kelias į rūbinę. Tai prevencija, bet tai būna labai išskirtiniais atvejais ir tai neatrodo labai iššaukiančiai, kaip kad Manfredo atveju, nes tai jau iš tikrųjų buvo iššaukiančiai.
Ir už manęs stovėjo gerbiamas žurnalistas, mano draugas, ir aš jam sakau, matai, ne aš vienas toks. Bet pasirodo, ta teisėjai sąja, ger pradėjo. Bet mes turbūt apie kitus dalykus, tu kalbėjai apie Kendišą. Aš turėjau omeny, kai Marijampolėj buvo su Banga, kai po rungtynių 3 pradėjo šokti prieš Manfredą. Aš tą turėjau omeny, kad turėjo griežčiau bausti tos šokėjus. Žinai, griežčiau jisai gal ir būtų nubaudęs tuo atveju, tam laikotarpį, kaip jisai buvo Kendišo atveju, tai jisai būtų aišku jos tai tada dar jis buvo jaunas, tada dar jis buvo bet ir tai, ten jau tokios rezonansinės. Bet aš net neabejoju, kad tai iš tikrųjų buvo gera praktika ir gera mokykla kitiems teisėjams ir kitiems žmonėms, kurie žaidžia futbolą. Tai buvo kaip neturi būti. Kaip negali būti, kaip futbole, tai yra ne futbolas. Aš esu girdėjęs, nebejoju, kad tu irgi esi girdėjęs atvirkštinį atvejį, kai teisėjas prieina prie žaidėjų ir su keiksmažodžiais, aš tai pavadinčiau provokuoja, nes, gerai, kai viskas gražiai baigėsi, viskas gerai, bet kai tu ten ateini ir su keiksmažodžiais prašai nutilt ar dar kažką, tai yra provokacija. Būna, aišku, teisėjai, aš čia galbūt nesidetalizuosiu, bet yra to. Žinai, kad čia viskas, Aurimai, čia viskas priklauso nuo žmogaus mentaliteto. Jeigu tu nori būti šiek tiek aukščiau už tuos, kurie elgiasi negražiai, tu visada rasi tą žodį jūs. Ir visada tu prieisi. Bet labai gerai yra vienas teisėjas pasakęs. Jūsų daug, o jis taip vienas. Ir kaip jam apsiginti. Ir jam kitą kartą išsprūsta tas keiksmažodis. Būna tokių variantų. Aišku, būna tokių variantų, kad teisėjas labai gerai kartais pasijaučia ir jisai pradeda tais necenzūriniais įsireiškimais kalbėti. Ir kas dar blogiau, tai būna jaunimo lygmenį. Tai va čia iš vis, aš skaitau, yra katastrofa. Teisėjas turėtų vis tiek, kad ir kokią situaciją, bet išlikti kiek įmanoma ramus ir naudoti tik tai cenzūrinę leksiką. Kreipinius tokius, kurie nedaro negarbės jo visai šeimai. Tai yra teisėjų šeimai. Nes tai yra, tu užtraukiant tą nepagarbą. O nepagarba futbole yra labai negera. Yra, žinai, kaip sindikato dainoj, pagarba nedaiktas, kur pakampiai mėtasi. Aš sakau, netgi kartais pas mus tasgi būdavo dabar ten kitaip užrašyta, respektų kikliuodavo ten. Jo. Tai aš sakau, jis netam rodo tenais, kad šitą, bet jisai rodo, kad pagarba turi. Pagarba oponentui. Nežinai, kaip būna, žaidėjas gauna per kojas ir jisai, tokį paleidžia ten tiradą, žinai. Aš sakau, gerai, viskas tvarko, aš jam parodysiu kortelę už geltoną, už tai, kad jis prasižengė. Bet tau už tuos visus P ir kitokius ten žodžius, aš tau galiu rodyti raudoną, nes tu įžeidi varžovą, tiesiog tu įžeidi. Ir tai yra pagal futbolo taisyklės, už varžovo arba teisėjų žaidimą yra raudona kortelė. Tai sakau, aš parodyčiau ir aš būčiau 100% teisus. Aišku, tu turi jausti tą atmosferą, tu turi jausti tą pražangą, kurią padarė, galbūt jam tikrai skauda iš tikrųjų. Tačiau reikia dirbti su žaidėjais ir ypatingai su jaunais. Kad šitų žodžių tuo atžvilgiu varžovo oponento nebūtų tų tokių jau, žinai, tu ten toks ir ten ir kitoks, žinai, skauda, aš suprantu, gali panaudoti ten B, K. Iš tos skausmų. Kalbi kaip dėstytojas. Ir iš tikrųjų, aš kitą kartą žaidėjams sakau, jis sako, atsiprašau, ten pasako keiksmažodis, jis atsiprašau. Sakau, žinok, čia tiko keiksmažodis. Čia va, šitoj situacijoje jisai tiko, nes tu nepataikai vartus. Arba tu gavai per kojas. Jisai tinka čia. Bet jis netinka, kai nieko nevyksta. Nieko aikštė nevyksta, o tu per visą aikštę duodi ten 5 aukščiais. Čia vėl labai priklauso nuo to, kiek žmonių yra, nes jeigu daugiau žmonių ir ten, sakykime, yra kažkokia atmosfera, tai kitą kartą net nesigirdi tai, ką žaidėjai. Ten, žinai, tarpusavį, sako man dažnai žaidėjai tarpusavį. Sakau, okei, viskas tarpusavį, bet tribūnai stovi ten 5 metų vaikas. Ir jis viską girdi, kaip tu tarpusavį varai 5 aukščiais.
Tai palauk, sakau, tai tu bent tada jau kažkaip tai valdykis. Valdyk tą savo toną, intonaciją, dar kažką ten daryk. Nes aš šito negaliu tau leisti, nes auditorija pas mus ne tą susirinko. Ok, po truputėlį einam į pabaigą. Praėjusiais metais sukako 50 metų. Pagal, nežinau, Lietuvos turbūt teisėjų nuostatus 50 metų yra riba, bet kažkaip tau padarė išimtį, ar ne? Ar 50 metų visų pirma? Kalba buvo tokia, ar norėtum? Aš sakau, iš tikrųjų ta kalba prasidėjo nuo to, kad aš teisėjau rungtynės berods Jonavoj buvo už 17, ten žaidėm. Jaunimas, bet smagiai žaidė. Su Suomiais. Lietuva Suomiai. Ir ten turėjo būti teisėjas. Ne, aš turėjau būti kitas teisėjas ir Gediminas, aišku, atvažiavo pažiūrėti. Kaip čia, kas čia. Tai aišku, jisai neišvažiavo, jau pažiūrėjo rungtynės, paskui užėjo į rūbinę, ten padėkojo, ten viskas fainai, šaunu. Bet sako, tu neblogai, taip sako, judi, sako, aš manau dar porą sezonų. Ir vat iš to kalba ir išsirutuliojo, kad galėtų. Bet sutinki su tuo, kad aš suprantu, kad kažkoks turi būti cenzas, bet kad va šitoj vietoj teisėjams, pavyzdys ten koks Jurijus Paškovskis, ar ne, taip. Jis tikrai, būdamas 52, jis tikrai yra už daugelį, tarkim, pirmos lygos teisėjų ir šiandien ir geresnis, ir geriau pasiruošęs ir panašiai. Jo, labai norėtųsi, Aurimai, žinai, kad... Aš, žinai, buvau jaunas irgi taip kalbėdavau, ką ten tie, žinai. Čia iš tikrųjų taip yra. Ir tai yra, aš manau, natūralus dalykas. Aš nesakau apie A lygą, bet tarkim žemesniam lygmenyje. Ir aš manau, kad visgi šitą nuostatą reikėtų nuimti. Visgi ją reikėtų panaikinti. Aš suprantu, kaip mes turim daug. Ir gerų. Viskas ok. Kaip sakydavo toks teisėjas Bartašiūnas. Tegu eina tas jaunas, bet jis už mane turi būti geresnis. Jis turi viskuo būti geresnis, ne tik fizinė kondicija. Jis turi viskuo būti geresnis. Ir tada tegu jis eina į priekį. Viskas ok. Aš suprantu. Yra pasaulyje tokia praktika. Netgi Vokietijoje aš kažkur ten... FIFA tai yra 45 metai, man atrodo. Taip, tai čia, žinai, čia yra ta terpė, kur turi... Ir ten norinčių patekti yra... Tai čia yra taip. Bet pas mus, kadangi pas mus nėra tų teisėjų ir jų trūkumas, ir ypatingai tada, kada žaidžia svarbias rungtynes. Atsakingas rungtynės, kad ir toj pačioje antroje lygoje, ne, žaidžia kažkokia, kaip vadinama, zaruba, ne, tenais komandos, kurios, jiems svarbios rungtynės. Ir šitoje vietoje reikėtų visgi naudotis tais teisėjais, kurie yra patyrę. Ir tą limitą, jeigu tas teisėjas dar fiziškai pajėgus, jisai išvaizda jo normaliai yra, seminarus jis išklauso. 2 kartus per metus normatyvus išlaiko. Aurimai ne 2. 2, dar daugiau. 3. Tai ta prasme, čia yra labai geras indikatorius, nes jeigu tu 52 metų sugebi išlakstyti, o normatyvai tikrai nėra lengvi. Dabar netgi pas mus pasunkino antrą lygą, mes laikom FIFA testą antrojo lygoje. Kas dabar yra, kokie testai? Testas yra ten aikštės teisėjam, kaip yra lygos asistentam. Papasako, kaip ten yra. 100 metrų bėgam, 100 metrų, bėgam 75, einam 25. Laikai yra mums 15-20, 15 bėgi, 20 eini. Taip kartuoju 40 kartų. Tai yra 10 ratų didelių arba 20 maniežė lengvos atletikos. 4 km. Bet prieš tai startuoja 6 kart po 40, kas irgi numuša šiek tiek tą kvėpavimą ir kojas ir viską. Tai tam reikia labai ruoštis ir aš tą darau. Ir iš anksčiau jau nedarau taip, kaip seniau būdavo, kad ten pabėgioji 3 savaitės arba kaip tas toksai legendinis teisėjas, tu labai gerai pamini, Kadis Jūgas, sako, Pipiras, sako, Artūras, žinai, sako, kaip tu ruošėsi, sako, normatyvų, o Kadis sako, tu žinai, aš sako, 2 savaitės negėriau, nerūkiau. Tai jau čia, žinai, to tokio jau neužtenka. Kadis yra legendinis. Čia, žinai, ir po to vienos rungtynės buvo, žinai, kada tas legendas, žinai, kuris, jis apsaugojo, ten dirbo ir mes ateina Kadis, žinai, čia į kambariuką, taip malonu, žinai, tai tikrai. Ir vienas dalykas, ką norėjau būtinai pasakyti,
daug yra jaunų teisėjų, pas mus daug yra jaunų žmonių. Aš visada gerbdavau vyresnius ir patyrusius ir visada prisimenu netgi senus teisėjus. Tai norėčiau pasakyti, kad visgi jaunimas, kuris žaidžia futbolą arba teisėjauja futbolą, arba iš vis yra kažkokios futbolo dalies, privalo gerbti veteranus. Be šito mes niekur nepajudėsim iš jokio taško. Mes turim žinoti istoriją, mes turim žinoti žaidėjus, mes turim žinoti jų istorijas, viską ir tokiu atveju mes galėsime eiti kažkur tai pirmin. Ne vien tik tai eiti į manėžą, ruošti, sportuoti, bet domėtis, kas buvo, kaip buvo. Žodžiu, visą tą dalyką mes turim. Nu, aš, pavyzdžiui, labai pastebiu tą dalyką, kad, tarkim, aš nežinau kaip Kaune, bet Vilniuje, tarkim, nu, labai retai lygos rungtynėse tu sutiksi teisėją. Nu, aš nekalbu, yra kokie 5, kuriuos dažnai sutiksi, bet likusi, nu, tai reiškia, man atrodo, kad, nu, tiesiog neįdomu yra. Aš, Aurimai, stengiuosi taip, aišku, jau mano šeima galbūt ir žmona kartais užpyksta, bet aš stengiuosi kiekvieną dieną pasižiūrėti bent po vienas rungtynės. Aišku, skirtingų lygių. Dabar, gyvai ta prasme? Ne. Ai, kad ir per... Gyvai tai taip, aš dažnai būnu Vilniuje, kadangi mes čia turim namus, tai aš ir Vilniuje ateinu į stadioną, ir Kaune ateinu į stadioną, stengiuosi eiti į futbolą, netgi į žemesnį galbūt lygį, nebūtinai būnu į antrą lygą, ateinu tenais pasižiūriu, kadangi vis tiek jau tas laikotarpis, kada tu būsi inspektorium, jis artėja ir žodžiu, reikia biški iš tos prizmės pasižiūrėti kartais, bet tas yra labai, manau, svarbu ne tik tai teisėjauti, kaip tas senas anekdotas, žinai, kur Čiukčia sako, knygą pristatinėja Maskvoje ir sako, o kokias knygas jūs skaitot, sako, aš knygų neskaitau, aš tik rašau, nu tai žiūrėti futbolą labai yra svarbus momentas. Jo, ir mokytis ne iš savo klaidų, bet galima pasimokyti iš kitų. Nu, visiškai pabaigai. Kiek metų įsivaizduoji dar bent jau, dabar šiemet antrą lygą teisėjausi dar, ar ne? Tai aš greičiausiai teisėjausiu, jeigu man viskas pasiseks, jo, nes yra testas, kuris nėra lengvas. O tai palauk, ne praeitą savaitę buvo? Ne, testai čia buvo lyga testuojasi. Okay. O mūsų testas bus balandžio mėnesį, nes antrą lygą vėliau šiek tiek jie pradeda. Tai jeigu viskas bus gerai, nes po truputėlį jau pradeda jaustis ir, nu, žinai, man labai tas padėjo, kad aš nežaidžiau to futbolo. Nu, tiesiog nežaidžiau ir po to net ten mėgėjau kažkur lygmenį, dar kažkur. Tai tos kojytės laiko, žinai, bet momentais jos jau duoda žinoti apie save. Jo, tai čia truktelėjo, tai biški šonai kažkur tai jau tenais, tai nugarytė biški, tai ten tas, tai sunku pasakyti. Dabar bandysiu. Jeigu, kaip sakyti, nepasiseks, tai reikės. Žinai, iš tikrųjų šitas visas... Nu, bet ar galim čia vadinti sėkmę? Čia, yra tiesiog pasiruošimas turbūt, ar... Čia yra, kaip pasiruošimas. Ar dėl sveikatos sėkmė? Sėkmė ta, kad... Aš labai mėgstu Edgaro Jankausko frazę, kad sėkmės reikia nusipelnyti, tai... Žinai, aš to pasakysiu, tai gerai, kad tas tėvas man liepia į dūdą pusę. Vat aš apsidžiaugiu dėl to, už tai, kad aš sutaupiau daug sveikatos labai tuo atveju. Ir dabar aš galiu šiek tiek daugiau sau leisti, ne? To tokio krūvio fizinio, nors aišku jau nerekomenduoja, sako, kad jūs jau pažiūrėkite į pasą, nes gali būti, žinai, ir ta širdelė, dabargi daug atvejų visokių būna, žinai, o krūvis iš tikrųjų nemažas ir šitą. Nu tai, jeigu jau nepavyks, tai tada jau mes kreipsim į kitą kryptį. Svarbu žinoti, kokia ta kryptis. Nu tai inspektavimas, jisai visuomet, kaip sakyt, laukia manęs. Nerijus Dunauskas laukia manęs. Nerijus Dunauskas laukia. Ne, tai jeigu jau Nerijus Dunauskas laukia. Nerijus Dunauskas jau man siūlė prieš kokius. Nors vėl tie patys nuostatai buvo, kad tu tik sulaukęs 50. Aš nežinau, galbūt dabar. Tai aišku, kad nesąmonė. Tai jeigu žmogui nelaiko kojos, jeigu jis neišlaiko testų, tai ką jis visą laiką turi, jeigu jis negali teisėjauti. Imkim kokį fifistą ar ne, kuriam kem 5, tiesiog dėl sveikatos problemų negali iki 50 teisėjauti. Tai mano nuomonė, kad geriau tuos 5 metus
inspektuoti ir tobulėtojai srity, negu 5 metus būtent kažkur pasyviu žiūrovu ir po 5 metų sugrįžus, nu tu jau tiesiog vėluosi traukti. Taip, nes inspektoriaus irgi yra, jis karjerą tu gali pradėti ir kilti tais karjeros laiptais, nu ir pasiekti tą pačią. Ir mes čia pavyzdžių turim, nes sakykime ir tas pats Žakas ir Malžinskas, kurie kaip inspektoriai, nu tikrai Lietuvoje buvo pasiekę, ne kaip Lietuvoje, jie buvo pasiekę labai daug. Taip, tai buvo pasiekę, taip, viskas buvo ir reikia to siekti ir manau, kiekvienas, kuris buvo futbolo aikštėje, kaip sakė kitas rusų teisėjas, tie rusai aišku dabar nepopuliarūs, bet sakė, jisai sakė, žodžiu, teisėjas, kuris dirbęs yra Europoje, kuris dirbęs top lygį, jisai drąsiai galėtų dirbti valstybės aparatė valdymo. Aš tik tai pavardės neprisimenu, bet labai žymus ir topinis buvęs šitų FIFA teisėjų. Ne sąjungos, ten jau buvo pasikeitę laikai, bet šitą frazę iš jo tokia buvo, žodžiu, ir aš linkiu visiems, kurie kada nors buvo, kada žaidė futbolą ir naudodamas, aišku, Aurimai, tavo laidos progą noriu pakviesti, skambinti Šarūnui ir prisijungti prie mūsų teisėjų gretų ir mes jūsų visų labai laukiame ir mums labai jūsų parašysim Šarūno Tamulino numerį, kad parašykime būtinai Šarūno numerį, nes tikrai kaip sakė Sergejus Lyva, dar tokio, čia ne tik Lietuvoje, visoje Europoje, dar tokio deficitų teisėjų nėra buvę turbūt niekada gyvenime. Tai ir sako Aurimai, kad tai, žinai, mano profesijos, aišku, aš galvoju, šiandien daugiau manęs klausinėsi apie kažkokiais kitus dalykus, bet aš pasirinkau 2 labai sunkias profesijas. Nu, tai yra, mes ne profai esam, futbolo teisėjai, ne profai, bet požiūris pas mus daugumoj, tie yra, kurie A lygoje, tie, kurie yra pirmoji lygoje, aš manau, aš ten irgi buvau, bet požiūris pas mus yra profesionalus. Mes žvelgiam į tai profesionaliai, jeigu mums kas nors nepavyksta, mes, kaip sakant, labai atsiprašom, bet mes labai stengiamės. Teisėjai labai stengiasi, žinok. Dabar ypatingai, bet galbūt tos pastangos ne visada susilieja su to, kad futbolas, nors ir kaip mes sakytume, kad tas futbolas ten kažkas sakytų, Lietuvoje nėra futbolo, ar ten jisai žemo lygio, bet jis vis tiek eina pirmin. Ir mes turim eiti kojant su juo. Ir jeigu mes nieko nedarysim, nesportuosim, nesitreniruosim, neturėsim, ne kaip kai kurie teisėjai būna, kad jie ateina tik tai į savo lygos rungtynės, mes turim ne tik žiūrėti futbolą, mes turim ne tik tai taisyklės skaityti, bet mes turim užsimti ir praktinę veiklą, mes turim teisėjauti jaunimą, mes turim teisėjauti miestą, mes turim pastoviai užsiminėti praktiką, kad mūsų darbas būtų sklandus tam aukštesniam lygmenį, kad nebūtų ten, kad tos klaidos nebūtų tokios skausmingos visiems mums, ir teisėjam, ir komandom. Štai šiuo pedagoginiu Sauliaus Karkos požiūriu baigėme dar vieną pasispardykime epizodą. Ačiū Sauliau, kad atvykai. Tai visų pirma gerų testų, gerų metų, o visiems gero artėjančio sezono. Ačiū Aurimai, labai malonu. Iki. Cibet, lošimo automatai. Ruletė. Lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.